Sveiki, maname gerbiami žiūrovai, aš dabar žaidžiu Gangster Vegas, dabar yra, tiesą sakant, vakaras, čia jau trečias epizodas, kurį aš keliu šiandien, ne trečias, pala. Jo, trečias epizodas, kurį aš keliu šiandien, tai žodžiu, dar iki vakaro tikiuosi kelsiu kokius 2-3, prenumeruokit mane, prašau labai. Labai prašau. Laukit, man biškį kamera biškį streikuoja. Tai žodžiu. O taip. Vat. Grauna Gangster Vegas. Aš biškį išjungsiu garsus, nes jie man per ausinės drožia kaip reikiant. Tai jo. Spaudžiam kontiūn ir tęsiam savo tą dalyką, kurį pradėjome. Palaukit, man su plančiku biškį, čia yra problemų. Nu, ko tas ekranas toks juodas? Kitą kartą reikės kažką kitą padaryti. Atsispavdinau. Kitą kartą dėl to, kad nepriverščiau jūsų laukti ir taupydamas video laiką, aš pradėsiu video jau įėjęs į žaidimą. Tikiuosi, tai bus ir linksmiau jums. Tai žodžiu, čia manas, kaip jau sakiau, 5 epizodas. Aš jį filmuoju tikrai jau dar kol kas neturėdamas ką veikti. Nelabai žinau, ką aš veiksiu per šį epizodą. Bet žodžiu, dabar tai mano tikslas parduoti šitą suknistą autobusą bomžydui. Žiūrėkit, ką tas autobusas daro? Tu lochas, girdi, tu lochas. O tu lochas. Nu, biški girtas vairuotojas matosi buvo. Mes tą girtą vairuotoją išlaipinam. Ai, va, tiesa. Galėčiau jums parodyti, kaip aš dirbu, kaip aš atlikinėju SWAT misijas, nes čia yra ir darbai. Tiesiog reikia kažkaip užsitarnauti tos darbus. Aš nelabai žinau kaip. Man vieną kartą išmetė tokią lentelę, kurios aš nežinau, kaip mane išmetė, bet žodžiu, mane išmetė, palaukit. Aš pasižiūrėjau, kiek man laiko dar liko filmuoti. Normaliai dar. Tik vat ant autobusų yra vienas minusas, kad jie labai greitai sulinksta, pradeda rūkti ir užsidega po velnių. Nu, aišku, Christmas Express. Žiūrėsim, kaip sprogs dabar. Bum. Gražu buvo. O dar vienas autobusas. Stabdyk tu kekšę. Aš mačiau, kad ten kekšė vairavo. Nes ten kekšė ir mocas. Nu, aš gaidys esu. O čia biškį sprogimo vieta pasižymėjo neblogai. Gal jūs ir nematot, bet man tai puikiai matosi. Nu, aišku, kai aš filmuoju, tai vaizdo kokybė tikrai yra sumažėjusi. Bet vis geriau negu praeitam kanale. Tada Artūras Perevozčikovas, kur aš biškį buvau dar toksai nelabai, patyręs. Biškį mano prisistatymas man buvo pačiam juokingas. Juokiausi. Tiesą sakant, ir iš savo balso per video aš nepasakyčiau, kad geriausias dalykas gaunasi, nes taksi priversim sustoti. Žiūrėk, paprašai įlipti į mašiną ir tas sustoja. O Jėzau, tu Marija, šitas grabas palindo po manim. Road rage. Ok, mes važiuojam. Mes važiuojam parduoti mašinėlės. Nes, kaip sakiau, jau buvau atskleidę šitą suknistą paslaptį, dėl kurios aš sakiau, kad neatskleisiu, bet gal aš nesakiau, nežinau. Žodžiu, paslaptis, tai jūs jau žinot, kokia paslaptis yra ta, kad aš galiu užsidirbti pinigų tokiu būdu, kaip atveždamas čia mašiną ir ją parduodamas. Ir mes matėme klaustuką, aš netgi mačiau, kurie limuzinas nuvažiavo, bet aš nebūčiau jas spėjęs pasivyti. Prostitutė eina. Mes su kūju ją iš galo. Bėga, įsiganda. Ai, nebėga. Nu, žiūrėkite, kaip vyks muštynės. Taks. Nebėra prostitutės. Viskas.
susitvarkiau su prostitute. Tai žodžiu, maždaug palaukit. Nu, dar kokias 3 minutės ir... Ne 3, gal kokias 4-5 minutės ir baigsiu filmuot. Nes man bent jau kaip mano laikrodis rodo, tai dar man tik liko laiko iki kameros normalaus laiko. Tai žodžiu, aš apie 10 minučių tikiuosi nufilmuoti, nes praeitas video buvo tik 5, nes kai kėliau vieną 20 minučių, man YouTube'as pareiškė, kad jisai yra per daug ilgas. Tai, žodžiu, kai kėliau 15, tai nieko nesakė tas YouTube'as, tai va, biški yra įdomių dalykų. Tai. Nu, bet prieš YouTube'ą nepakovosiu. YouTube'as man... Asmeniškai man tai YouTube'as yra geras dalykas. Aš be YouTube negaliu gyventi, neskaitant to, kad negaliu nekelt. Nors jums ir nepatinka, bet man patinka tiesiog kelt, šnekėt, burbuliuoti. Nu, tai žodžiu. Ir šiaip, jeigu ne YouTube'as, aš nežinočiau daug dalykų apie šitą žaidimą, apie kitus žaidimus, kuriuos aš žinoma žaidžiu ir kurių gameplayų aš tikrai tikiuosi įkelti. Ir dėl to rūto, tai vat, rūtas tai man tikrai yra svarbus ir aš tikrai labai norėčiau sužinoti, kaip užsirūtinti telą arba plančiką, man nesvarbu. Tai žodžiu, vat. Aš galvoju, ką man pasidaryti dabar, kad... O, motas, stovėtyk, gaidį. Nu, biškai pašaudėm, čia ne į tą, ką reikėjo. Taksi, stovėk vietai. Čia kažkokia babulytė mušasi. Mano muzikos mokytoja, užmaušim tą muzikos. Ką čia laipinį mane laukis mašinos, tu aš tave biškai. Pavažinėsiu aš per tave. Oi, sorry, ne tą pervažiavau. Norėjau kažką kitą pervažiuoti. Ai, pervažiavau, buvo gerai. Tai parduodam šitą, negalim, bent tai gaudam. Jo, ir jeigu jūs norit parduoti šitą kokį mašiną, grabą, tai žodžiu, jums reikia atsikratyti žvaigždučių, jeigu jūs tokių turite, nes čia su mentais jūs nepakovosiu taip lengvai, čia negeta. Čia mentai iš visų galų, čia taip lenda. O jeigu jau lenda, tai nenori atsikabliuoti. Va, prikimba ir daužo galą visą kelią. Ir jeigu jūs nemokate vairuoti taip, kaip vairuoju aš, tai jūs neįsisuksite. Tai jo, žodžiu, įkimba į galą ir jūs galite padaryti maždaug šitaip. Ne, nesuveikia. Reikia paprasčiausiai, va, važiuoja paskui, matot, važiuoja paskui. Mes į vandenį, jie paskui bus į vandenį. Ir viskas, ir jie ten įstringa dažniausiai tame vandenį. Jo. Ir bandydami išvažiuoti, jie neišvažiuoja, o kakalį sumala, tai jo. Mes bėgam nuo mentų, bėgam. Bet su 2 žvaigždutėm aš matau, kad mes nepabėgsim. O jeigu ir pabėgsim, tai mūsų pabėgimas nepavyks. Maždaug baigsis taip, kaip baigėsi daugelis nūbų pabėgimų, jie paprasčiausiai ateina, pasiduoda, arba dar geriau ateina, nusižudo. Ir viskas, ir jau niekas nebegautų. Ir kažkokiu būdu man pavyksta pabėgti. Ir kažkokiu būdu man pavyksta pasigydėti. Jo, tai gerai. Žodžiu, perlipu šitą keistą dalyką ir bėgu toliau. Bėgu, nuobodu bėgti. O. Va, štai kas atsitinka, jeigu pašaudot į mašiną, kuris stovi prieš jūs. Važiuok ant manęs. Moteriškė. Nu, žodžiu, šį kartą neišėjo. Tai va, jeigu šį kartą neišėjo ir kitą kartą tai turėtų išėti. Nu, ką tas žmogus jau šoka į kelią? Nu, jeigu aš nepervažiuosiu, tai kažkas kitas pervažiuos. Nu, į žolę reikia šokti, o ne į kelią. Žmonės tie kartais būna kvailesni už papą. Ir papai kruvini.
Ja, tai žodžiu, aikit jūs visi velniop, aš važiuoju į sienas, nes aš blogas vairuotojas. Aš vairuoti nemoku, kaip jau sakiau, aš profas visam šitam žaidime, bet ne vairavimo srityje. Ir jūs tai aiškiai matote, aš profas visame žaidime, tik ne vairavimo srityje. Ir už mūsų šitą gražią mašinėlę stovinčią mes kam piskosime. Tu čia nestumdi garažo, gerai. Jo, stumdo čia biškį garažą, jo, pasivagiam labai greitai ir lengvai. Ir mum pasilagina truputuką. O, Rampage. Pervažiavau į Rampage'us, va. Didelis. Vieną žmogų pervažiavau ir jau Rampage. Tikrai, šitam žaidime tiek daug logikos, reiktų įdėti daugiau. Jo, tai dabar eikit jūs visi, ne jums sakau žiūrovai, sakau aš čia šitiem civiliam šito žaidimo, taškom visus, eikit jūs visi per visas autobusų stoteles. Bet kodėl prie autobusų stotelių autobusai nestoja? Aš nekartą nemačiau, kad autobusas sustotų prie autobusų stotelės. Stovu, laukiu, tas neprivažiuoja. Va, biški bėgam pasimaudyt, maudomės biški, va, kaip matot. Žodžiu, šitas gameplayus gal jums ir patiko, gal ir nepatiko. Aš kaip sakiau, man per žaidimus nelabai būna ką veikti, nebent FRBC, kurio aš nelabai noriu kelti. Nebent jūs rašykite komentarus, jeigu jums norisi Minecraft Pocket Edition ir aš žinau, ko jums tikrai norisi, jeigu norit BCP. Tai per BCP aš darydavau tokią klaidą, kad viską darydavau už kadro, eidavau keimus už kadro, statydavausi namą už kadro, viską darydavau už kadro. Tai aš darydavau žiauriai didelę klaidą, dabar man galėčiau pasitaisyti, tai kitas mano gameplayus tik gal bus Minecraft Pocket Edition, bet aš abejoju, nes pagal mane tai aš nežinau dar koks kitas gameplayus bus, man reikės gerų žaidimų pasiieškoti Google Play'uje, nes čia tai tikrai daug gerų žaidimų aš neras. Oikit jūs visi. O, sprogo, vis tiek pavyko, bet stulpą biškį išnešėm. 2 milijonus turim. Ketšias paplokime. Tai žodžiu, like, subscribe, komentuokite ir viso gero.